Kas saulėtė džiugina, galima jau ir terasai šiek tiek laiko praleisti. Kaip tik žiūriu Korsakas, kaip šapalus gaudo. Saugumom ir pačiam, vat, prisiminti jau dabar tenka tik tais, gyventi prisiminimais, kaip pat šapalus gaudžiau. Oi, pamenu, kaip smagiai kerta jie. Vat, smagiai kirta, nu. Bet smagiai. O, palau gražuolę atgal. Gerai. Tikslas pasiekta šapalas krante ir jų čia daug yra. Aš kaip supratau, nes, nu, ne vienas smūgiavo. Bet šitas tai ne taip smarkiai, nu, ne tokį smūgį baisų davė. Bet čia, kur kažkas davė, būtų įdomu, kad jisai užkiptų. Vėl buvo, nu, pusėtinai, va tai va, mečiau, žinai. Bet dabar vėl buvo toks ir nuėjo. Jo, ant lervas, kalūrės. Ten, kur reikia ir va nečiupo niekas. Ne, nenoriu. Noriu ten pat pabandyti mest, kur ir buvau. Blemba buvo, vėl čiupino. Blemba. Nu, o ten toliau kažkas išsivertė. Nu, bet kaip taip neužkirsta, aš tai nesuprantu. Na, jau gumą pamovę reikia pasitaisyti. Dabar kritalios čia man visą laiką. Nu, čia maždaug vos ne per vidurį gaunas. O ten nuo to medžio dešinę pusę, tai ten, nu, nepatogu irgi, man atrodo, bus atsistot. Nelabai yra kur. Nu, jo, patogiau iš ten būtų. Turiu. Nenueik. Pasišokinėdamas. Nu, mažiukas visai. Jėzus. Anas tai didelis palyginus. Nu, bet žinai. Spardos duoda, taigi reikia. O, gražuolis. Nu, jau nebetoli aš.
Bet va tie maži šitą didelę norėjo. O ten va kažkas ten didelė sėdi. Sakau, tada tą pimpaliuką čiūpo, bet iškart paleido šitą ilgiau patraukiau. Jo, bet turiu vilties, kad ant šito, žinai, ištraukti. O šia, sakau, gal žuviuką dėt. Gal žuvytės dar labiau nori. O, važiuoju, tu pažiūrėk, kiek perlinkęs kotas. Na čia. Ai, bet čia kažkas rimto jau. Aš dar ir stabdžiu normaliai užžiūrėjau. O čia tai jau tikrai. Va čia tai šapalas. Čia tas, kur sėdėjo, kur sakė kažkas didelio sėdė. Jo, gali būt. O čia tai šapalenzijų senelizai. Ir dar ant kokios gumos. Koks didžiulis bumbulas įsiviliojo. O čia kaip iš toli ranką laikyti reikia portretą. Storas sprandis. O. Gerai. Nu ką, gražus šapalas. Japoniška guma. Toj, iškeliausi. O, super. Kiek turim? O, dar randliniuotas. Nuotraukytę pasidarysim. Su 0,5 tai net iš arčiau galiu. Yra. Kažką turiu. O, lemba įsikabino. Bet nufilmavau. Jau gerai. Matom, aukšlėtės irgi užsimanė. Kalurės mailiukas. O spalvinimas kaip aukšlės. Na ką, bičiuliai, truputį užtrukau su šito video kelimu. Vis kažkaip atidėliojau, tempiau. Ir nežinojau, dėt šitą video su šapalais, nedėt. Bet nusprendžiau įdėti. Vis tiek. Geras video. Smagi žvejyba buvo. Ir laiko neturėjau. Tai čia vėlgi dėl sveikatos problemų, žodžiu. Ilga istorija. Tai va. Taip, dabar apibendrinant, aš labai puikiai pamenu tą šapalų žvejybą. Tai ankstyvas pavasaris, upė, vanduo aukštas, žvejota Dubysoj. Pagauta tikrai ne vienas šapalas, žiauriai smagi žvejyba buvo. Aišku, nepasitaikė kažkokių super ten didelių dydžių,
Bet legalių šapalų tai tikrai buvo, prasme, legalaus dydžio, pagal MŽT žiūrint. Kas tai žiauriai patiko, buvo kažkoks monstras įkabinės, tai čia jau manau tikrai bus 50-ukas tas vadinamas, visų šapalistų mėgstamas dydis. Nu ir ką, tai valą naudojau Azūrą Safina 02 PE, pirktas iš žvejybos reikmenys.lt, galėsiu įmesti nuorodą. Gumos pagrinde kalūrės, jas taip pat galima rasti žvejybos reikmenys.lt, dabar mačiau išėjo irgi išleido savo svetainę kalūrės.lt, galima ir iš ten jų įsigyti. Gumas tikrai dirbančios, plaukiančios, kvapai geri. Žodžiu, tikrai didžiausias rekomendacijos, kas to klausimu liečia. O, ką žinau, kabliai. Kabliai tai aš pagrindę naudojau kablius be užkarpėlių. Tai juos irgi kaip nekeista pirkau žvejybos reikmenys.lt. Nu, čia toks, tikiuosi nenuskambės čia kaip kažkokia reklama. Bet, sakau, kažkaip jie vietoj daug ko turi. Pavyzdžiui, Kaune bent jau, tai pas jos vienintelis yra kabliukų be užkarpėlių, kurie tinkami džigui. Kažkur kitur, kiek kažko jau neradau. Internete taip, aišku, rasite kažkur kitur dar. Bet, sakau, čia man labai iš tikrųjų tuo klausimu, kad nerandi kitur, žinai, kad jie turės, tai šitas dalykas man patinka. O jeigu kad turit kažkokių klausimų, tai galite komentaruose užduoti tos klausimus, parašyti juos. Aš įkeldamas kitą video, po video pabaigos aš tiesiog galėsiu juos atsakyti. Aišku, jeigu čia bus kažkokių dominančių temų. Tai ką, ačiū visiems, kad žiūrit. Ir iki.